gražia improvizacija, lietuvių liaudies daina. Aš norėčiau irgi, kad jūs atsistotumėte, visi pabūtumėte kaklais. Tikrai tą dainą mokate. Fantazijos, drąsos, pragyvensim be mėsos. Būkit sotūs ir sveikuoliai, tad skanu jums sesės broliai. Šios gražios šeimininkės pagamino prašom pasivaišinti. Ačiū. Irgi laikams va, sulaukiam tokia nebe visiškai mažą amžiaus, tai kad laikams tokių, nu, tokių neriebių, tokių patiekalų. Įsikepam savo, pavyzdžiui, čia kotletai, morkas ir kopūstai. Ir įdėdu prieskonių viską, čia kopūstų kotletai, čia duonelė, prie arbatos, medus, bičių, suneštas, irgi vitaminai ir visa. Tai va tiek mes ir maitinamės, ir linkim ir jums maitintis sveikų maistų. Nu, papračiai mūsų, mano krašti, tokie būdavo, suveinam adventį, suveinas, aš tai ką jau buvau vaikas, suveidavo senoliai, vyrai pančius suka, moterys verpia, mezga, žaidimą žaidžia, kumažie dalyja. Vien iš kopūstų. 2 kilogramai kopūstų reikia, 3 stiklinės manų, nu, reikia vegėtas, reikia pipirą, reikia kiaušinį. Ir visą sumaišai ir tada kepi. Taukuot, šitam aliejui. Ar čia burokėliai troškinti. Oliejai čia. Moliūgas. Moliūgą reikia 2 kilogramai moliūgą, 5 kilogramai moliūgą, pusę kilogramą cukraus ir sulčių. Skanesnių, žinai. Dabar čia sudėti visi patiekalai, apie prasmę čia parašyta. Daug receptų ir gražių paveikslėlių yra. Na ir, o pasibaigė labai linksmai, čia truputėlį velniavos yra įdėta pačioj pabaigoje. Pavartysit, pažiūrėsit, aš iš karto galiu pasakyti, kad tikiuosi, kad jau kadangi šitą šventę, tas mūsų susiėjimas yra tradicinis, savame suprantam, jūs turėsite įkūrę savo kažkokį tai nuvinį muziejų kokį nors. Ir apie kulinarinį krašto paveldą. Tai man teko garbė rinkti tą medžiagą ir labai domėjausi įvairiais senoviniais užimtų krašto patiekalais. Tai jum ir pristatysim vieną iš seniausių, retai jau verdamų mūsuose, taip vadinamą pasninko sriubą. Vaidutė apie ją ir paskaitys. Mūsų moterys, besidominčios užimtų krašto tradicijomis, papročiais ir kulinariniu regiono palikimu, šiam renginiui ir jūsų vertinimui pristato pasninko sriubą. Tai bene seniausias valgymas ir dabar retai jau namuose verdamas ir nykstanti jo valgymo tradicija. Nors sudėtis nėra sudėtinga, tačiau dėl ypatingo aštroko skonio
kurį suteikia natūralūs darže auginti prieskoniai, ji buvo verdama ir pateikiama dažniausiai šventų kūčių vakarieniai. Ir valgoma tiek šilta, tiek šalta. Dažniausiai viena. Valgoma pirmoje eilėje po kalėdaičio laužymo, siunčiant visiems sėdintiems prie stalo. Paprastesnė, šaltesnė tokia sriuba su neluptomis virtomis bulvėmis ar tiesiog naminė juoda ruginė duona. Buvo ir yra dar valgoma adventiniu laikotarpiu Jūžintuose. Kadangi tai neriebi sriuba, receptas yra priekyje padėtas, papasakosim, paaiškinsim, kviesime visus paragauti. Sako, vienu šaukštu iš vieno, bet mes čia aišku atsivežėm indelių. O apie tradicijas, tai sakyčiau, kad kriaunos visai mūsų kaimynai, kaip net arklys įsigasdavo, arba net iš vežimo jinai išklysdavo, tai žinokit, aš jau po tokių jos pasakojimų naktį labai garsiai rėkdavau ir būtinai pastepį į lovą bėgdavau. Tai va tokie būdavo adventai, bet ilgai neužtrukdavo, visi sueidavę į trobas. Sako, kad po 12 jau negeri dalykai prasideda gamtoje. Tai visi stengdavosi iki 12 į namus grįžti.